Klausom. Super, prasidėjo laikas. Tai esu kunigėlis iš komandos Wind Hussars. Pagal idėją turėjau pasiruošti pristatymui, bet kaip ir kalbėjom čia, tai turbūt neaišku, kokiais šaltiniais buvo išsiųstas pranešimas su visų schedule. Tai pakalbėsiu trumpai apie save. Tai mano štatasvidžio karjera prasidėjo 18-ais, labiau kaip techniko, ne kaip žaidėja. Ir kaip priklauso visiems štatasvidžio žaidėjams, naujokams, subūrėm bendraminčių komandą, kuri dar kartais aktyviai sužaidžia, bet jau vieną pirmą žingsnį žengia į Lietuvos štatasvidžio pakilimą į aukštesnį lygį. Tai yra komandos narys, atsidarė štatasvidžio parduotuvę. Tai gaunasi, kad štatasvidžio reikmenys yra labiau prieinami visai bendruomeniai. Lygiai taip pat aš užsiemu pagrindę ir štatasvidžio replikų remontų. Tai suteikiu džiaugsmą, grąžinu atgal džiaugsmą visiems į rankas. Tai pagrindinės idėjas, kurias stengsiuosi iškelti ir įgyvendinti, tai pirma, žinoma, yra tęsti dabartinį federacijos įdarbį ir darbus. Antroji yra svorio limitų panaikinimas, kadangi mes jau esam prie džiaulių matavimo, tai nėra labai didelio reikalo limituoti šratų svorį. Jau, palauk tai? Jau. Yes. Kažkaip aš nematau streamo, ar mes išėję? Panašu, kad mes ne live, ne? Ne, man rašo, kad prasidės netrukus. Da, fakt. Tai jūs patikrinkite, na, iš ten. Tai aš jau norėjau rašyti Discordą, Hebra ir tipo, ar man vienam rašo, kad prasidės netrukus, bet mes vis dar ne live, nes ta prasme... Bet man tai rodo, kad šitas postas tai live jau yra. Pats postas, bet ar diskusija yra live? Jo, nes man rodo... Streamas ar live yra? Ne. Dvorfai, tu gali kol kas uždėti splash screeną ir palauksim, kol išeis tas splash screenas į laivą. Pačiam evente neveikia mygtukas žiūrėti tiesioginę vaizdo transliaciją. Live dashboardas rašo, kad yra live transliacija live yra. Jinai ne private? Gal galite pašėrinti ekraną, tada pasižiūrim, gal jeigu Dvorfas pamatys kažkur tai esminių dalykų, ką reikia atkreipti dėmesį. Jo, nes čia. Nes man recording has started, šitam Teamsų langė išmetė. Tai aš įjungiau čia recordingą Teamsuose. To medžiagą panaudot, kad tu sakei, turi įrašą. Daug įrašų turim. Nu va, šitas yra... Tai tu paspausk, pabaig testinį broadcastą, nes tu dabar testą daraisi savo. Nu va, žiūrėk, kaip gerai išėjo kunigėliui, pasitreniravo. Pasiruošė, nebegalės sakyti, kad nesiruošė. Sakys, vis tiek, žinau. Puikus 4 sakiniai pribėjau. Prosido nebus. Nebus prosido. Go live. Kurva. Ką mes trukti iš vėl iš pradžių? Nu, netoli nuėjau. Ne, netoli. O? Live! O, dabar jau live. Notification irgi gavau. Ja? 2+2. Nu, kunigėlį pasiruošęs? Labiau negu pirmą kartą. Gerai, bandom. Šagirutė išsijung šėro.
Jas išjungiau. Įvado nebus? Bus. Sveiki, Lietuvos šatasvydžio mėgėjai. Šiandien istorinis įvykis. Pirmą kartą turime Lietuvos šatasvydžio federacijos kandidatų į valdybą ir prezidentus rinkimų debatus. Neužilgo išgirsime, kaip mūsų šauniausi šatasvydžio bendruomenės nariai, kandidatai, papasakos mums, kaip kels Lietuvos šatasvydžio lygį į naują lygį. Taigi, pirmas raundas, turėsime prisistatymą iki 2 minučių, papasakos, kodėl jie verti būti Lietuvos šatasvydžio federacijos valdybos nariais ar net prezidentu. Pirmas pasisakys Kunigėlis. Kunigėli, ar tu pasiruošęs? Truputėlį. Sveiki. Tai mano kalba turbūt nelabai rišli, nes pasirašymui turėjom gauti agendą, bet jinai buvo siusta turbūt neaiškiais šaltiniais ir negavom. Tai mano šatasvydžio karjera prasidėjo 18 metais, esu labiau technikas nei žaidėjas ir kaip priklauso visiems naujokam, aišku, subūriau bendraminčių komandą iš klasiokų, grupiokų, draugų ir kitų. Tai komanda vadinasi Winged Hussars ir komanda sėkmingai vykdo veiklą ir iš tikrųjų netgi komandos narys irgi prisidėjo prie Lietuvos šatasvydžio populiarinimo, tai jis atsidarė Lietuvoje šatasvydžio parduotuvę reikmenų, tai gavosi, kad visos Airsofto priemonės yra labiau prieinamos bendruomeniai, o aš tuo tarpu užsiemu kaip technikas, remontuoju ginklus ir grąžinu džiaugsmą nariams į rankas. Tai tokias turiu keletą pagrindinių idėjų, kurias stengsiuosi įgyvendinti. Tai pirmoji yra tęsti dabartinį federacijos įdirbį, nes kolegos sunkiai dirbo, dėjo pastangas ir prakaitą ir reiktų tai vertinti ir neprarasti viso įdirbio. Antrasis punktas tai yra šatasvydžio svorio šratų panaikinimas. Tai kadangi jau matuojam, chronuojam mes džiauliais, o nebe metrais per sekundę, nematau didelės logikos turėti šrato svorio limitą, juolab, kad mūsų pagrindiniai poligonai yra miškuose ir didesnėse atvirosiuose vietose, kur šratą veikia labiau vėjas ir oro sąlygos. Ir būtent sunkesnių šratų naudojimas suteiktų, padidintų atstumą, kuriame galim ginklą repliką naudoti ir gal sumažintume kažkiek atvejų tų, kur gadina immersioną, kur už 50 metrų šokinėja ir žinai, kad tikrai jį nedašaus šratas. Taip pat toksai vienas iš eko sprendimų, tai yra šrato mediko taisyklės pakeitimas, nebenaudoti pleistrų ir bintų, kurie po to nusėda miškuose, poligonuose visos šiukšlės, o naudoti labiau daugkartinės priemonės. Tai, tarkim, maketas turniketo arba užveržiamas žgutas, aišku, ne taip stipriai užveržti. Tai, kad tų liekanų neliktų po žaidimo ir pleistrų panaudojimo. Taip pat reiktų iškelti kortelių davimo problemą į viešumą. Tai esu susidūręs ne vieną kartą aplinkoje, kai kortelė nėra duodama už tam tikrus nusižengimus žmogui, nes bendruomenė yra maža ir būna maždaug ką apie mane pagalvos, žinos, kas davė, negerai, aš geriau taip numosiu ranką ir neduosiu. Tai toks mano pasiūlymas būtų, kad kortelių davimas būtų anonimiškas. Tai jeigu abu sudalyvautų. Ačiū, labai puikiai. Jeigu jūs sudalyvaujate. Ačiū. Jeigu jūs sudalyvaujate. Nepamirškite užduoti klausimų. Rašykite tiesiai į Facebook'o chatą, kažkas tai seka ir duosim. Ir užklausim, jeigu bus geras tikrai klausimas. Taigi, ačiū Kunigėliui ir dabar ruošiasi mūsų transliacijos inžinierius Marius. Mariau, Girutė, ar tu pasiruošęs? Sveiki, pasiruošęs.
Klausom tave. Taigi, mano vizija ateinantiems metams tai tęsti pradėtus darbus, ką jau pradėjom ir kokius planus susikūrė. Tai mano pagrindiniai darbai susiję su replinkų klasių klasifikavimu, šratų svorio taisyklių keitimais, tasme tai remsis į bendruomenės apklausas, jau tasme projektas yra šiek tiek, ne šiek tiek, tasme didžioji dauguma projekto paruošta, tasme dar turime valdybos, esamos valdybos ir tikėkime ateinančios valdybos metais nusispręsti ir pateikti šitos balsavimus bendruomeniai. Tai taip pat kaip ir kunigelis sieksiu kilstelti šratų svorius, kadangi matuojama džiauliais, su kolega Ikslogu didelį darbą padarėme, ačiū jam su pagalba, kuris irgi taip pat chronavimo grupė yra dėl saugių atstumų, testavimosi ir teorinių, ir praktinių. Dar bandysime šitus dalykus, kad įsigilinti pilnai. Tai replikų klases šiek tiek turėtume perklasifikuoti, kad atsirastų įdomumo ir realistiškumo daugiau. Be abejo, ieškosime įvairiausių kelių grąžinti pirotechninės priemonės. Aišku, reikės daug nueiti kelio šitoje vietoje, nes įstatymai Lietuvos to neleidžia šiai dienai. Ačiū, Mariau. Toliau, Ačiū. Okay. Ačiū. Taigi, Marius Grūtė, sekantis yra Mindaugas Senis. Senė, ar tu su mumis? Taip, su jumis. Labą vakarą, mėly žiūrovai. Tai prisistatyti, tai esu Senis, kada ir softą pradėjau, nežinau, ką veikiu valdybai. Sąžiningai padedu, darau, ką galiu, prižiūriu, kad dviratis nebūtų sulaužytas. Ir tiek, kokia ateitis, tai jeigu valdybai būsiu padėti tą patį darbus padaryti, ką esam pradėję, pabaigti. Ir turbūt būt biški griežtesniam tiesiog pačiam Airsofto bendruomeniai, atsižvelgiant į visus nusižengimus, vėliavas ir taip toliau. Aš kaip daugiausiai dirbantis prie organizaciniuose variantuose, tai yra paskutiniu metu dalyvaujantis kaip organizatorius arba prie chrono, tai matau galimybė yra tokia paprasta. O šiaip, ką aš galiu pasakyti? Sąžiningai iš valdybų nieko neveikia, jeigu teisybė pasakius. Tai tiek. Važiuojam. Ačiū, Seni, labai trumpas, glaustas ir taiklus prisistatymas. Balaklava, giliau pasiruošęs? Girdit? Puikiai. Tai tada galim pradėti. Tai jo, aš esu Balaklava, Vilius, dar kaip ir Survival Games organizatorius, kadaise Airsoftą turbūt Lietuvoje pradėjau nuo 2017 metų, kada susikūrė ir persivadino Grizzly Plus dažasvydžio klubas į Survival Games ir pradėjom organizuoti šratasvydžio žaidimus. Kodėl kandidatuoju į federaciją? Tai yra gan paprastas dalykas. Aš turiu gan tvirtą nuomonę, kad nereikia labai skaidyti bendruomenės ir tam tikri dalykai turi išlikti organizacinėme lygyje ir įvairūs limitacijos, tam tikri replikų klausimai ir panašus dalykai, kad nebūtų uždrausti visos federacijos lygmenių. Taip pat, kadangi savo profesiniai veikloje užsiemu nemažai marketinginiais dalykais, įvairiais filmavimais ir panašiai, tai federacijai irgi planuoju prisidėti tiek medijų prasme, o daugiau tai... Žiūriu, tikrinu, bet nematau, kame problema. Be kameros, man atrodo, nes jį šiaip tai girdžiu, aš bent jau tik tai vaizdas užfryzinęs. O dabar aš Atsirado. Bet aš save Teamsuose matau, jūs manęs. Man tai oranžinį skryną rodo tavo Teamsuose. Oranžinį skryną. Techninės problemos Balaklava. Tęsk Balaklava. Kažkas negerai su tavo kamera yra. A dabar? Geriau gal biškį? Nesvarbu. Parodysi, Mariu.
Tiesiog jau antrą kartą kandidatuoju į federaciją. Tikiuosi šiemet pavyks. Ir tiesiog, kadangi turiu pakankamai bendraminčių šioje visoje bendruomenėje mūsų, manau, kad mano narystė irgi galėsiu prisidėti ir padėti kitiems. Kažkokių didelių tikslų išsikėlęs šiam momentui neturiu, kadangi aš manau, kad mes kaip bendruomenė pakankamai gerai funkcionuojame ir pakankamai gerai užsiemame savireguliaciją, tai mano pagrindinė mintis yra, kad neišprotėti, neįsisiautėti ir nesusigadinti visiems patiems savo šito hobio, kuris dar tik tai auga. Ačiū, Viliau. Ir dabar turime sekančius 4 kandidatus, kurie kandidatuoja ne tik tai į tarybą, bet dar nori būti ir Lietuvos šatasvydžio federacijos prezidentais. Taigi pirmas yra naujokas bendruomenėje, nuo praeitų metų žaidžiantis Airsoftą, Cetex Šarūnas. Šarūnai, nieko neapgavau. Ne, viskas gerai, tai aš pasirašiau ir biškai paskaitysiu, ką aš čia pasirašiau. Ok, tai sveiki, esu Šarūnas iš Vilniaus, man 30, savo kalbą suskaldžiau kelis punktus, tai pradėsiu nuo pirmojo, kuris lengviau padės susidaryti vaizdą apie mane. Tai nuo 14 metų užsiemu programavimu, projektų kūrimu, pradžioje tai buvo naršykliniai žaidimai, internetinės radijos, žaidimų serveriai. Vėliau pradėjau dirbti programuotojų, dirbau komandose ir įmonėse tokiuose kaip Reddit Reformas, 15 minučių, Seagate, Kilo Health'as. Išmėginau daug projektų, daug visokiausių dalykų. Ir šiuo metu esu laisvalaikiu, kuriu keletą startuolių su bendraminčiais. Vienas iš jų tiesiogiai susijęs su šatasvydžiu, tai įrangos nuoma, prekyba, taktiniai mokymai, renginių organizavimas ir taip toliau. Laisvalaikiu treniruoju šunį, ruošiu į varžyboms, mėgstu gamtą, beveik visus vandens sportus. Vasarą stengiuosi kuo daugiau praleisti laiko gamtoje, žygiuose ir taip toliau. Kaip ir minėjai, šatasvydžiu užsiemu nuo praeitų metų, kuomet draugai pakvietė išmėginti šį hobį privačioje bendruomenėje ir taip jis atsirado mano gyvenimo, kuris pagrindė užpildė tuštumą atsiradusią po kompiuterinių žaidimų atsisakymų, tai CS ir visa kita, tai labai dėl to man patinka. Daugiau laiko žaidžiu privačioje bendruomenėje nei šato renginiuose, tik vėliau sužinojau, kad apskritai yra toks dalykas kaip šatas, ar jame vykstantis kitokie renginiai ir kažkokie limitai ir taip toliau. 3 dalykai, kodėl kandidatuoju į federaciją. Esu suinteresuotas, kad šatasvydis Lietuvoje klestėtų, jaučiu norą ir pareigą prisidėti fiziškai, o ne žodžiais prie esamų problemų identifikavimo ir sprendimo. Ir 3, žinau, kad mano indėlis būtų svarus. Kokią šiuo metu šatasvydžio federaciją aš matau? Suneštinuką, kitaip sakant, reiškia, kad kiekvienas atsineša kažkokį savo įrankį, duoda juo gražiuoju naudotis ir visi draugiškai gyvena. Mano tikslas būtų padaryti atskirai veikiantį organizmą, kuris nepriklauso nuo trečių šalių. Automatiškai kylantis klausimas, kaip tai padaryti, tai pasyvių pajamų kūrimas. Tai galėtų būti reklamos, affiliate programos, kažkokie kodai, renginių reklama, aikštelių nuoma, konkursai, podcastai, puikus metas valstybei prisidėti, remti šatasvydžio veiklą, nes kaip tik vyksta ir mokyklose išgyvenimo pamokos, šauktinių pritraukimai ir patriotizmo skatinimas Lietuvoje pilnu tempu važiuoja. Tai galėtų būti ir kažkokios varžybos, renginių organizavimas. Antras dalykas - federacijos narių pritraukimas ir įsitraukimas. Tai kokia nauda žaidėjams ar organizatoriams būti federacijos nariais. Tai tą reikėtų daugiau investuoti laiko, pažiūrėti, gal galima nuolaidas duoti kažkokius ar bendradarbiauti kitaip. Kitas dalykas - unikalių sistemų kūrimas, tai reiškia tas pats kaip šatas teikia renginiai, žaidėjai, komentarai, balsavimai, pasiūlymai, pageidavimai, daugiau leisti tokį techninių sprendimų. Ir taisyklės, daugiau laisvės organizatoriams, galbūt reikėtų turėti keletą taisyklių rinkinius, kurios kiekvienas poligonas ar organizatorius galėtų pasirinkti ar neduoti prabalsuoti prie žaidimą, kokiais limitais nori žaisti jo žaidėjai. Ir mažiau biurokratijos. Tai tiek aš tikiu ir manau, kad Lietuvos šatasvydžio federacija turėtų būti atskira ir nepriklausoma nuo trečių šalių.
manau, kad pati Ačiū, federacija tai galėtų. ačiū, Taip, ačiū, okay. ačiū, Prašau. ačiū. Puikus prisistatymas. Nu ir duokime žodį šiuolaikiniam mūsų pirmininkui, tai yra Kukui. Kukai, Sveiki, ryšys, sveika mūsų žiūrint iš Ratasvydžio bendruomenę. Mano vardas Lukas, Airsofto pasaulyje vadina mane Kuku. Šiuo metu esu valdybos pirmininkas. Ir Airsoftą žaidžiu nuo 2014 metų. Stengiuosi būti maksimaliai aktyvus bendruomenės narys. Gaunasi tai, kaip gaunasi, jūsų teismai iš tikrųjų, kaip tas dalykas gaunasi. Jeigu kalbant apie gerbiamą mūsų vedėjo Dwarf užduotą klausimą, kaip aš matau ir kaip norim pakelti Airsoftą į aukštesnį lygį, aš norėčiau iš karto replikuoti į šį klausimą, kodėl kažkas mano, kad jis yra žemė. Vėlgi, statistiniai duomenys, kurie buvo pateikti, matom aiškiai, kad aktyvių žaidėjų, tiesiog žaidėjų registracijų iš rato platformoje didėja, tai manau mūsų bendruomenė auga. Tačiau čia matau ir blogą dalį, kad kartu augančiai bendruomenėje mes turim ir augančius tam tikrus įsipareigojimus, dėl kurios iš esmės, tam ir turėtų atsirasti LŠF ir įstoti būtent apginti tiek bendruomenės, tiek pačio sporto interesus. Tai šioje vietoje, bet kokiu atveju, nepaisant to, kad realiai mes turim ganėtinai didelį liberalizmą mūsų organizatoriuose, daug kas pasirenka vienokius ir kitokius taisyklių rinkinius, prisideda savo papildomų taisyklių. Tai čia aš gal matau netgi kaip negatyvą norėtųsi bendrųjų žaidimo taisyklių išdirbtų ir išnagrinėtų pilnai, kurios būtų įgalios ir bet kuris žmogus ar organizatorius būtų įgalus jomis vadovaujantis organizuoti bet kokio realiai pobūdžio žaidimą. Dar kaip pakelčiau Airsoftą į kitą lygį, tai iš esmės išsiklausinėčiau bendruomenės, kaip jūs matot tą lygio pakelimą. Nes, kaip ir minėjau, mano subjektyvę nuomonę, mes Airsoftą turim pakankamai aukštame lygyje, turim daug skirtingų organizatorių, tačiau reikėtų nepamirštų pamatinių realiai Airsofto pagrindų, tai sąžiningumo ir kad ir kaip bebūtų, tai yra karybos simulacijos. Tai vienas dalykas yra, kad daug žmonių labai nori to speedsofto vadinamojo pažaisti CS dar kažkokį tai kompiuterinį žaidimą, kas po kol kas tiek mano pozicijai, tiek mūsų, tiek mano valdomai komandai Famous Fighting 4 pozicijai yra toks, kaip laisvalaikio užsiėmimas, tačiau nepuoselinti šio hobio. Tiesiog aš taip. Tai mano paskata būtų gal suteikti terpę, suteikti organizatoriam daugiau dvasios ir indėlį organizuoti ilgesnius, rimtesnius žaidimus, taip stengtis ir puoselinti išlaikyti šios du pamatinius principus. Tai ačiū. Ačiū Kukai. Ir Giedriau, JJ, Simpsonai, ar tu pasiruošęs? Jo, važiuojam. Tai aš esu JJ Simpson, Giedrius iš Vilniaus, pažaidžiu komandoje 8 PMC ir žaidžiu nuo 2009-2010 metų. Ir perėjau visus etapus, nuo žaidimo snaiperių iki tenais kulkosvaidininkai. Viską esu perėjęs ir skyriaus vadus, ir komandos vadus. Nesu tik gal žaidimų organizavęs ir manau, kad tokių normalių. Tai aš manyčiau, kad aš pats asmeniškai tai Airsofto lygio į kitą kažkokią tai next level neperkelsiu. Aš manau, kad geram Airsoftui ir geram jo lygiui vienareikšmiškai viską duoda organizatoriai ir jų turimi resursai, tame tarpe poligonai, tame tarpe ir žaidėjai. Manyčiau, kad LŠF turėtų būti vienintis dalykas ir dabar mano darbas organizacijai iki šiol buvo ir liks kitiems metams, jeigu išrinks, kad organizacija vis dar yra gemalo būsenoje, 2-3 ląstelės, neturi jokios kultūros, labai daug neaiškumų ir pilkų vietų. Tai kitus metus tiesiog spręsti tos skaudulius, tvarkytis ir iš principo, kaip sako, nepersistengti su biurokratija. Mes su biurokratijos principą neturim daug, yra daug labai idėjų ir galbūt jau kitais metais mes iš principo galėtum dirbti prie to, kas iš tiesų įdomu, nes šitie metai buvo man asmeniškai grynas popierizmas. Tai
Ir sorry, Hebra, už naktinį darbą, žinau, kad Hebra gaunat keistus laiškus kartais po 2 arba ten nepasisinčia kažkas, tai čia my bad. Tai va, tai tiek. Ačiū, Giedriau. Xlog, pasiruošęs? Sveiki, Airsofto bendruomeniai, kas nepažįsta manęs, esu žinomas Xlog šaukiniu. Pačiam Airsofte dalyvauju nuo 2011 metų. Gan greitai pradėjęs įstojau į Shadowstalker komandą, kuri kaip, geriau, ko gero, žinoma už Legiono Antraže žaidimų serijos organizavimus, Šratas LT sistemos sukūrimą. Šratas LT buvo vienas iš vaikų, galima taip įvardinti, daug dirbta prie jo ir dabar dirbama. Taip pat tai 2022 metais buvau išrinktas į valdybą. Dabar taip gavosi, kad perrinkimai vyksta. Tai į klausimą, kaip pakelčiau į kitą lygį, gal taip formuluočiau. Mano bent akimis dabartinis Airsoftas po biškį eina daugiau į dažasvydžio su plastikiniais šratais formatą. Tai norėtųsi išlaikyti būtent tą Airsofto lygį, koks dabar yra, kad tai būtų daugiau komandinis žaidimas, simulacija, ne grinai speedsoftas. Aišku, tas speedsofto gali būti, bet kad tai nebūtų pilnas, kad tai nebūtų vien tik tai speedsoftas Lietuvoje. Taip pat noriu tęsti jau pradėtus darbus, tai yra, kaip kolega Girutė minėjo, kad limitus sutvarkyti normaliai, kad irgi vienas iš pagrindinių aspektų yra, kad šratasvydis nepataptų žvaigždžių karais, kai visi bėgioja su face maskais, nes limitai tiek užkelti, kad paprasčiausiai be to neįmanoma apsieiti. Taip pat pabaigti sukurti LŠF-ui techninę bazę, kad kai ateis nauja valdyba, galėtų tęsti pradėtus darbus, nereiktų iš naujo kažko labai daug mokintis. Tai tiek. Ačiū, Xlogai. Ir tai yra paskutinis debatuose išdrįsęs sudalyvauti kandidatas. Ne visi galim. Pereisim prie antro raundo. Tai yra kiekvienas iš mūsų debatų dalyvių gali užduoti klausimą kitam debatų dalyviai. Kunigėlė, ar tu paruošęs klausimą? Pasirašiau. Super. Šau. Kam nori jį užduoti? Šarūnas Taikyklė. Tai Šarūnai, Ceteksai daug kalbėjai Discord'e apie naują platformą, tai geresnį, naujesnį, tobulesnį šratą. Tai mano klausimas būtų, kokias problemas jis spręstų ir kokia yra jos platformos vizija tavo akyse kaip kūrėjo ir ko trūksta jai dabar, kad būtų jau jinai išeitų į laivą. Ok, ačiū tau jau už klausimą. Pataisysiu tave, nebuvo daug rašyta ir daug žodžiauta apie kuriamą sistemą, bet galiu šiek tiek pasidalinti apie mintis, kurias darome. Tai taip trumpai, nes pamatysi, kai startuos. Tai iš principo yra tas pats, bet tai yra networkas būtent šratasvydžio tematika. Tai reiškia grupsai, laivai, Patreono kažkokia sistema tokia pat vidinė, chatai, e-shopas, balsavimai visokiausi ir taip toliau. Bendrai tokia, kaip ir sakau, labai sunku išsiplėsti ir papasakot, bet tai yra grinai networkas. Jeigu šratasvydis ir šratas yra skirtas tik tai organizuoti renginius ir užsiregistruoti juose, tai mano kuriama platforma bus skirta ir joje bendrauti. Ir
gauti techninę informaciją apie tam tikrus ginklus, palaikymus ir taip toliau. Tai tiek turbūt. Tai problemą sprendžia, kad suteiks tiesiog daugiau informacijos, nes jos dabar yra mažai. Arba ne vieno vietoj. Žinoma, lygiai taip pat taisyklių pasirinkimai, įmokų surinkimas, lygiai taip pat šiai dienai kiekvienas organizatorius pats tikrina pavedimus, ar gavai, negavai pinigus ir taip toliau. Tai šitą problemą lygiai taip pat galima išspręsti renkant ir padedant surinkti įmokas. Supratau? Ačiū. Ačiū Šarūnai. Ačiū tau. Ir Irutė, pasiruošęs? Ar jau? Pasiruošęs. Į ką šausi? Į Vilių. Balaklava, šauk. Vilio klausimas tau kaip vienam įdomesnių žaidimų organizatorių, kokia tavo vizija, kokių žaidimų Lietuvoje norėtųsi daugiau ir kokių padarytum daugiau, jeigu, sakykime, turėtum platesnės galimybės su poligonais. Jo, tai šiuo momentu didžiausias stabdis su tuo, ką užsiemu aš kartu su gero draugo Romano Cowboy pagalba, tai yra poligonų trūkumas. Bet iš esmės, tai kokių žaidimų trūksta pas mus, tai trūksta aplamai visokių žaidimų. Aš nežinau, turbūt mano vėl video nerodo, nes aš nematau savęs. Rodai, atsiradai ką tik. Ai, labai gerai, nes aš čia pasipuošiau viską, tai žinai, noriu gražiai atrodyti. Tai tiesiog apie žaidimus šnekant, tai čia toks nelabai susijęs turbūt su mano planu eiti į federaciją veiklą, turbūt noras iš federacijos yra daugiau, kad atsivertų durų daugiau poligonų, kadangi yra tikrai nemažas kiekis įvairių tiek patalpų, tiek teritorijų, kur būtų galima įžengti koją, bet turbūt trūksta kažkokia tai užnugario stipresnė, o patys žaidimai tai, aš minčių turiu nemažai tiek nuo įvairių tokių kaip ir police simulationų, kada yra mažomis grupėmis simuliuojamos tam tikros policijos taktikos, tai yra hostage rescue situationai ir panašus dalykai, tiek einant į didesnius plotus, darbas su įvairiom technikom, kas yra buvę pas mane žaidimuose, žino, kad aš labai mėgstu įvairių transportą ir dalykus ir taip truputėlį paauginti tą lygmenį, bet mano šių metų vizija bent jau yra startuoti su naujų poligonu Lietuvoje, tai tokį truputėlį turėti CQB, kuris būtų šiek tiek paįvairintas įdomesniais elementais, kiek, tarkime, pirotechniniais elementais, kadangi pats turiu nemažai patirties dirbant kino srityje su spec-efektais ir turiu kolegų, kurie turi atitinkamas licenzijas ir leidimus naudoti šiuos dalykus. Tai aš esu linkęs, kad visi dalykai, kas vyksta mūsų žaidimuose, nepataptų kažkokiu tai kompiuteriniu žaidimu telefone ar planšetėje. Tai yra labiausiai mane smukdantis dalykas šiame šratasvadyje, kada tu eini miške ir tau telefonas parašo, kad tu mirei ir tu tiesiog apsisuki ir nuleidęs galvą eini atgal į mертвяką. Tai aš labai stengiuosi atsiriboti nuo viso šito ir kad kiekvienas eventas žaidimo metu turėtų savo realų atitikmenį. O pačių renginių formatų, tai mano minčių srautas dabar toks biškai nefiltruotas galimai pasirodys, bet turiu nemažai, tiesiog trūksta įrankių, kas šiuo momentu yra teritorijos ir poligonai tam įgyvendinti. Super. Ačiū, Viliu. Ačiū, Viliu, tau už puikius atsakymus. Senė, pasiruošęs, kas snaipinsi? Ką čia dabar nuskriaust? Gerai. Pijau, į tave. Pašnekam dėl tavo svorių neribojimų. Pašnekam. Tai tipo, jeigu padarys ten 1 gramą, tai leis mūsų 1 gramu šaudyti, ne?
Ne, apie 1 gramą nekalbam, kalbam apie tokius šratus, kurie yra labiausiai prieinami visuomeniai, tai grubiai 0,5 gramų. Nes viskas, kas, tai galima vadinti dar paskutiniais baltais šratais, kuriuose nėra arba yra labai mažai priemaišų, tokių kaip keramika arba metalo dulkės. Visa kita, kas yra virš 0,5, tai yra jau su priemaišom ir aš sakyčiau, gal geriau jų nebenaudojam ir nekišam į šratasvidį. O šratos svorio limito padidinimas, tai pagrinde grotų ir karabinams dėl didesnio atstumo ir mažesnio oro sąlygų poveikio šratui. O jeigu iš 5 metrų su 0,5 gausi į veidą, kaip manai, kokias pasiekmes bus? Iš 5 metrų aš neturėčiau gauti 0,5. Jeigu karabinas turi 0,5. Visai gali iš 5 metrų šaudyti. Man susišvietė, žinai, dabartinė, kad yra limit. Taip. Čia ir masė nepadės. Žinai, ką reiškia nepadės. Turbūt visi esam išsibandę akinius ir iš point blanko ir matėm, kad atlaiko tai, tą džiaulį. Tai šaunant ten iš 5, jisai vis tiek jau gale bus pakritusi. Taip, pritariu, jinai nekrenta jinai krenta lėčiau negu lengvesnio šrato per tą atstumą. Tai tarkim, po 5 metrų 0,3 šratas turės mažiau galios negu 0,5 šratas. Bet jisai vis tiek turės jau mažiau negu išeinant iš vamzdžio, ką mes chronuojam prie chrono. Tai klausimas, iš tiesų nesu atlikęs tyrimo, nežinau, kokia galia yra ir ar kokį nors sužeidimą tai gali padaryti, bet dabartiniai aplinkoje mes nesusitarėm labai dažnai su traumom, nes daug kas saugosi. Tai jos neturėtų būti didesnės. O pavyzdžiui, tu domėjaisi, dėl ko buvo svorio limitai taikomi ginklams? Pačioj pradžioje ir softo, kai prasidėjo tas svorio limitas taikomas ginklams, kad ten tokie tik tai su tokiais gali šaudyti ir ten tas iki tokio lygio. Neįsivaizduoju, bandyčiau spėti. Pavyzdžiui, aš į pistoletą dėdavau 0,45, kai nebūdavo aplimituojama. Tai iš 10 metrų žmogus galvodavo, kad gaudavo iš snaiperkos į kuprą. Nes tai yra daug skausmingiau iš artimo atstumo, kai didesnis svoris yra į ginklą tam tikrą ir tada prasidėjo tas toks limitavimas, kad neprasidėtų tokie variantai, kai į pistoletus ten 0,5 prisideda, į karabinus ten 0,45 ir iš 5 metrų tada bičas išeina kaip iš paintballo pažaidęs. Šidėjos tai, ta prasme, kad čia yra daug ginčių, kad ten gale nesikeičia nieko, patikėkit. Fiziškai esu ne vienam kraują paleidęs su tokiu variantu. Kolegos, aš manau, čia yra ilga diskusija ir mes turėsim tam atskirą laivą ir galėsime padiskutuoti, kas skauda ir kas tikri vyrai, kurie nebijo to skausmo. Ačiū Seniui už klausimą, labai taiklų. Senis sužeidė, ačiū. Tikiuosi neskaudžiai, nemirtinai bent. Iš 0,2 kalė. Balaklava, Viliau. Ką pulsi? Oi, aš nieko nepulsiu, žinok, neturiu klausimų. Neturi visai klausimų. Ką turėjau, tai jau atsakė. Tai. Tiksliau, nors gal palaukim. Šarūnai, CTX-ai, savo prieš tai atsakymę minėjai apie finansinę sistemą. Tai norėčiau plačiau sužinoti, kokias naudas tai atneša tiek bendruomeniai, tiek organizatoriam ir ar tai nėra tiesiog papildomas pasipelnimo būdas, kada yra surinkami centai nuo viršaus ir kodėl reikia kurti atskirą sistemą, kai jau yra egzistuojančios tokios sistemos kaip Pacer, kurią tam tikri organizatoriai naudoja, o kiti organizatoriai pasirenka tiesiog jiem patogią sistemą rinkti į banko sąskaitą pinigus ir nesukti savo galvos, nemokant papildomų komisinių mokesčių. Tai man atrodo, kad mes čia dabar bandom išrasti jau išrastą dviratį ir dar tą dviratį paslėpti po federacijos vėliavą truputėlį, kas yra vėlgi finansai ir tokie dalykai, kadangi čia tokia neatlygintina veikla, bet visą laiką kažkaip viskas apie finansus pasisuka. Tai pasakyk, kodėl tu nori labai
įkurti Šratas 2 ir kam yra tas tikslas dėl finansinių dalykų. Ačiū. Tai dabar net nežinau, kaip tau pasakyti, bet pradėsiu nuo to, kad Šratas LT priklauso irgi ne Šratasvydžio federacijai, tai čia pirmas. Šratas LT sistema leidžia, jos savininkai leidžia gražiai naudotis Šratasvydžio federacijai. Tai ir patys reklamuojasi, tarkim, savo renginius, lygiai taip pat slideris, kuris reklamuoja kitus L parduotuvės ir taip toliau. Tai reiškia, kažkokią naudą gauna. Tai kandidatuoju į federaciją ne dėl to, kad galėčiau prastumti kažkokį tai projektą ar dar kažką. Tiesiog noriu laisvės federacijai ir kad jinai rinktųsi sprendimus ir suteiktų galimybę kitiems, kurie, tarkim, nori tą kitą dviratį padaryti ar kitokį dviratį padaryti ir tiesiog būtų atkreipta dėmesį į tai. Labai paprastas atsakymas dėl naudos, tai pasižiūrėkim, kaip, nenoriu reklamuoti, bet tarkim, Eneba ta pati veikia, jinai apsaugo žmonės nuo apgavysčių, reiškia, kai perki įrangą kažkokią tai ar parduodi, tai įsivaizduok tokį atvejį, kad visose situacijose dalyvauja tas trečias asmuo, kaip tarpininkas, kuris apsaugo vartotoją ar organizatorių ir taip toliau. Šiuo atveju, kai aš registruojuosi į Šratas LT renginį, man patvirtina registraciją, man atsiunčia kažkokią tai, kur aš turiu pervesti pinigus, aš pervedu, tada gaunu patvirtinimą. Tai kadangi aš esu IT specialistas, aš matau tame problemą ir aš noriu to real time. Reiškia, kiekvienas žaidėjas gali turėti tą galimybę užsiregistruoti automatiškai ir nevargti organizatorius surinkdamas tas įmokas. Kitas dalykas tai yra tas pats taškų kažkokių bonusų kaupimas, lygiai taip pat, jeigu tu esi kažkoks, tarkim, narys ar dar kažką, kuris galėtų grįžti tam tikrą sumą nuo tavo padarytų pirkimų organizatoriams ir taip toliau. Čia aš labai nenoriu išsiplėsti, šitą savo sistemą aš užsiminiau keliuose sakiniuose, kuriuose po to ir paminėjau, kad nemėgstu šnekėti ir girtis, kol dar projekto nėra, bet aš kaip žmogus, kuris dirba su startuoliais, matau problemą, žinau sprendimo būdą ir aš jį bandysiu pasiūlyti. Tiek, o ar tai tiks, ar patiks bendruomeniai, pamatysim, bet taikau ne tik į Lietuvą, taikau ir žiūriu praktikas visame pasaulyje, kaip kas juda. Tai tiek. Super. Ačiū Šarūnai. Nepabėg. Tavo klausimas. Kam? Aš norėčiau užduoti klausimą Kukui, turbūt teisingai ištariau. Kodėl svarbu reikia laikytis Šratasvydžio pamatų, kuriuos minėjai savo įžanginėje kalboje? Manau, teisinga būtų realiu laiku žiūrėti, kas aktualu ir domina bendruomenės. Šarūnai, ačiū tau labai už klausimą, tikslus klausimas atsižvelgiant į mano išsakytą kalbą. Kodėl reikia laikytis pamatų, nes viskas grįsta pamatais. Jeigu mes norim turėti atskirtinumą tarp Šratasvydžio, paintbolo ir kitų pramogų lakstant miške, mes turim turėti savo kertinės pamatinės taisyklės, kurių laužyti mes negalim. Tai jeigu mes dabar sugalvotume, kad į tave gali pašauti 38 kartus, tada tu esi negyvas, tai būtų visiškai neadekvatu sprendžiant per Šratasvydžio prizmę. Tai yra grįstas sąžiningumu, vienu iš pamatinių taisyklių. Jeigu mes kalbam, kad mes norim panaikinti sąžiningumą, tada apskritai toks sportas, tokia, nežinau, net ne sportas, o užsiėmimo šaka kaip Šratasvydis, jis nebeturi prasmės. Tuomet mes galim pasirinkti kitas jėgos struktūras ir net neimituoti, eiti į šaulius, eiti į kariuomenę, eiti visur kitur, kur mes galėsime visiškai laivų ir, ta prasme, real stylų patyrinėti šitas struktūras. Tai mano gilių įsitikinimų Šratasvydis yra būtent tokia veikla, kai, bent jau aš dėl to ir pasirinkau, kai tu galbūt nesi pajėgus skirti tiek daug laiko ir tiek daug atsidavimo tarnaudamas ar priklausydamas tam tikrai jėgos struktūrai, tačiau tau patinka užsiimti būtent tokia veikla. Tai Šratasvydis yra vienas iš tokių
vienas iš tokių pasirinkimų, kai tu gali sau leisti tą dalyką padaryti, investuodamas pinigus, užsimti vienu atveju sportu, kitu atveju buvimu gamtoje, trečiu atveju tiesiog nakvai praleisti laiką. Tai, kaip ir minėjau, man asmeniškai pamatai yra pamatai ir jie turėtų būti nelaužami. Ar jie yra dabar teisingi? Manau, kad taip, nes kaip ir minėjau, mes turim vieną esminę pagrindinę taisyklę – sąžiningumą. Pamatyti. Nuo to viskas ir grindžiai. Ar atsakiau į tavo klausimą? Taip ir taip. Ačiū tam. Ačiū. Super. Ačiū, Kukai. Ir užduok savo klausimą. Kam? Taip, aš klausimą norėčiau užduoti Pijui. Kaip būdamas aktyvus bendruomenės narys ir stebėdamas viską iš šono, ar galėtume įvardinti 3 esminės problemas, būtent iš LŠF prizmės, ir kaip tu jas 3 taisyti? Ačiū. Atsiprašau už leksiką. 3 esminės problemas. Ir kaip aš jas taisyčiau. Taigi, pirma, turbūt, kas į galvą šauna taip ekspromtu, tai yra daugiau komunikacijos su bendruomenė, kokią naudą galėtų teikti federacija. Aišku, pirmais metais yra ganėtinai sunku atnešti kažkokią naudą iš federacijos, bet tikrai nemažai sulaukiu komentarų. Kodėl, kai užduodu klausimą, kodėl nestoja federacija? Tai ko man ten stot, aš nieko iš to negaunu. Aš sudalyvausiu 2 dideliuose žaidimuose, gausiu 6 eurus nuolaidos. Tai daug ko nemotyvuoja, o tiesiog stoti federaciją bilę būt, ten žmonės yra nepasirengę. Tai pirmais metais gal buvo jums sudėtinga, bet antrais, manau, jau galima pradėti tokias derybas, kaip, tarkim, bonusų kažkokia sistema, tarkim, pas partnerių parduotuvėse, aišku, tai yra derybų klausimas, gal koks nors šrato anketoje požymis, daug kas mėgsta kolekcionuoti kokius nors ten badžus, sveikiname, ten yra ženkliukas, tu esi 2 metų narys nenutraukiamas federacijai. Maždaug tokia motyvacinė programa, kad visi kiti matytų. Tai čia yra pirmasis, dėl likusių 2, nežinau, ar taip greit sugalvosiu. Antroji. Aš norėčiau šiek tiek pertraukti, tai jo, kadangi taupom laiką, tai jeigu greit ant liežuvio galo nėra, tai vėlgi tai yra platesnės diskusijos tema, tai manau. Ačiū, aš gavau atsakymą ir labai iš geros pusės, tai ačiū tau. Dėkui. Super, ačiū. Giedriau, Simpsonai, JJ, tavo taikinys. Aš Viliui norėčiau, nes teko su juo būtų susėdus bare, tai aš išdrįsiu paklausti, ko čia visi šnekėjau, užmečiu akį į tavo anketą, labai etiška, labai švari, labai draugiška. Dabar tave išrinkus, koks pirmo ketvirčio pirmas darbas, prie kurio prisidėsi, kurį žinai, kad jis galbūt vyksta, arba su kuriuo ateisi, kurį startuosi, pats apsimsi daryti no matter what? Būtent iš valdybos, tų tikslų ar kažkokių darbų, ne apie žaidimų organizavimą. Ja, tai kažkokio konkretaus projekto šiuo metu neturiu nusimatęs, kadangi vis tiek tenais mūsų susėdimai LO studijai trečiadieniais nebūdavo labai konstruktyvus, įprastai tokie diskusijos pagrindu, bet aš kaip ir esu minėjęs per mūsų visas tas diskusijas, tai mano tikslas yra, kad į visos limitacijos šratasvaidyje vyktų organizacinėme lygmenyje. Tai yra, kai aš šneku apie saugius limitus, tai taip, federacija tai turėtų nustatyti, bet tam tikrus dalykus kaip kokia ginklo replika priskiriama kam ir kas yra SPR-as, kas yra DMR-as, kas yra kulkosvaidis, ką gali naudot viename žaidime, ko negali kitame žaidime naudot, tai turėtų išlikti tokiam organizaciniam lygmenį, nes kaip ir tas pats Legion Entranger nėra lygus stirnių žaidimų, žinai, kurie yra abudu puikiai organizuojami renginiai, žinai, tai vat, mano toksai pagrindinis tikslas ir darbas federacijai yra, kad tiesiog nepradėti skaidyti bendruomenės iš anksto tam tikrais dalykais. Ar teisingai
supratau ir atsakiau į tavo klausimą. Jo. Dėk. Super. Ikslo. Tavo klausimas. Sakant, mano pirminį klausimą jau atsakė, tai ekspromtu dabar toks klausimas gal Ceteksui. Ar realiai yra tekę bendrauti su dabartiniais organizatoriais, žaidėjais ir ar jų klausti, kodėl tavo tos matomos problemos yra, bet jos vis tiek veiksmai vyksta taip, kaip dabar vyksta. Tai yra, kad apmokėjimai dažniausiai nėra automatiškai ten kažkas užskaitoma, nėra kažkokios integracijos ar taip toliau. Tai viskas, kaip suprantu, klausimas yra tik apie mokėjimus, taip? Ne tik apmokėjimus, bendrai, ta prasme, kurias tu išsakei problemas, ar tu tik matai jas iš savo, kaip sakant, kaip tu kaip naujas žaidėjas matai, ar yra tekę bendrauti su esamais organizatoriais, senais organizatoriais ir aiškintis, kodėl būtent taip vyksta kažkokios tai procedūros. Ok, tai pasakysiu taip, gal biškai pradėsiu nuo to, kaip aš atradau šitą asvetį, tai aš minėjau, kad atradau tai jį per privatų klubą, kuris nėra įsitraukęs į Šatas LT, Šatasidžio federaciją, bet jau veikia daugiau nei porą metų ir surenka tikrai nemažai žaidėjų. Taip pat yra poligonų, kurie irgi nenori būti Šatas dalimi, kuriuose aš irgi žaidžiau ir tik po to aš sužinojau apie tai, kad yra toks kaip Šatas, kad čia vyksta renginiai, kažkokia federacija ir kažkas daugiau. Tai aš kalbėjau su tai žmonėmis, kurie tikrai žinojo apie federacijas, apie Šatas, tai klausimas, kodėl jie nesinaudoja. Labai paprastas, kai kurie žaidžia tiesiog su savo limitais. Kiekvienas organizatorius turi teisę pasirinkti, kaip jisai žais. Aišku, yra ten visokiausi limitai, policijos numatyti, kad nebūtų kaip ginklas, šaunamasis, ar ten dar nekaip traktuotų kitaip. Kitas dalykas, aš pradėjau domėti šitą veiklą. Aš pats nusprendžiau su bendraminčiais suorganizuoti žaidimą. Susidūriau su poligonų trūkumu. Susidūriau su tuo, kad įranga, tą, kurią nuomoja, tarkim, organizatoriai, arba kurią man teko iš pavienių žmonių nuomotis pradžiai, iš kelių organizatorių, ką aš gaunu, ko aš noriu. Tai tokių problemų po truputį prisibildino ganėtinai nemažai. Kai kurias aš galėjau išspręsti, tai kaip pasiūlyti pats ginklus nuomoti, iš karto pasiūlyti ginklą nuomoti su optika, kad ir naujokų, duoti geresnį šalmą išsinuomoti ir taip toliau. Visokiausių tokių dalykų, ko trūko. Po to pamačiau, kad yra tie apmokėjimai tokie padaryti keistai. Kai kurie ir grinai surinkinėja, tarkim, tai kas liečia turbūt mokesčius, neparodyti visko, galbūt sutaupyti ir taip toliau. Bet puikiausiai gali, aš manau, kad veikti viskas skaidriai ir aiškiai šitoj vietoje. Ir tai tik įneštų skaidrumo į visą šitą organizatorių veiklą. Klausimas, ar jie to nori, nežinau, pamatysim. Aš tikiu, kad nori, tikiu kalbėdamas ir girdėdamas tai, ką sakė nepriklausantis organizatoriai ir žaidėjai Šatas LT bendruomeniai, kad joms būtų įdomu ir jie norėtų tokių pokyčių. Tai tiek? Ar atsakiau klausimą? Atsakei. Okay. Super. Baigėsi šaudymo raundas. Visi sušaudė. Padarykime tokį blitz raundą. Gausim klausimai, kurie atsakom trumpai. Vienu sakiniu, taip, ne, arba nežinau, nenoriu atsakinėti, neilgiau vienu sakiniu. Visiems išeina, eisim iš eilės, pakviesim ir pradėkim nuo kunigėlio. Klausimas. Visiems vienodas. Įvardink pačią didžiausią šiuo metu Lietuvos Šatasidžio problemą. Kunigėlį. Taip. Didžiausia Šatasidžio problema. Vienas. Eilės prie chronavimo ir briefingo. Ačiū. Ilgi briefingai. Gerūtė. Nesąžiningumas žaidėjų renginiuose. Teni. Dvorfai rašo, kad... Nereguliuojami organizatoriai. Dvorfai rašo, kad tavo garsas trukinėja. Negirdėjo klausimo. Negirdėjau mano klausimą.
Rašo, kad jau atsirado garsas, tai galim kartuoti tiesiog. Gerai, tęs. Aš, Seni, taip. tai visų pirma, didžiausia problema yra tai, kad yra labai daug organizatorių, kurie yra ne po LŠF, ne LŠF, ne ŠT ir yra, kaip sakant, nėra bendrumas organizatorius. Ir organizatoriai neįdeda pastangų organizuodami žaidimus, o daugiau įdeda pastangą susirinkdami babkes. Tiek. Balaklava, Viliau? Tai vėlgi turbūt paantrinsiu Seniui, tai yra dangstymasis bendruomeniškumo ir darbui bendruomeniai, bet iš tiesų pinigų susirinkimas, tai iš organizatorių pusės. Teteks? Aš tik noriu pasitikslinti, klausimas buvo federacijoje, kas blogai? Ar kaip gali pakartoti klausimą? Lietuvos šatasvidžio bendruomenės problema. Šatasvidė, ne viso šatasvidžio didžiausia problema. Ką tu norėtum? Aš norėčiau išspręsti tą problemą dėl sąžiningumo, tai kamerų pagalba. Reiškia, kad identifikuotų, kada kas pataikė ir į kurią vietą. Tiek. Kukai? Mano akim didžiausia kol problema, kad gal labai sunku man dabar ją suformuoti, didžiausia problema yra bendruomeniškumo gal mažėjimas, gal taip pasireikščiau. Simpsonai? Didelių lengvai prieinamų naujam orgam įvairialypiškų poligonų prieinamumas ir tai, kad daryti bigėjimus vapšė neapsimoka. Xlog? Kad vis dar yra tas taisyklių, kaip sakant, neatitikimas ir kad žaidėjams kyla net paprasčiausių taisyklių mėtymasis, kad pas vieną organizatorių taip yra daroma, pas kitą taip ir dėl to kylantis konfliktai. Gerai. Šatasvidis. Sportas ar ne sportas? Kunigėli. Sportas. Pertrauksiu, Dvarfai, vėl problemos yra su garsu iš tavo pusės. Gerai. Gerutė. Work ir Magic. Sportas. Seni. Niekada. Viliau. Hobis, bet ne sportas. Teteks. Sportas, hobis. Kukai. Hobis. JJ. Hobis. Xlog. Hobis. Koks didžiausias praeitos valdybos nuopelnas? Kunigėli. Federacija. Kunigėlis, įgarsinkim Dvarfo klausimą, jeigu žmonės vis dar negirdi per laivą, tai pakartokim, nes sako, kad negirdim. Koks didžiausias federacijos nuopelnas? Taip. Taip, pati federacija įkurta ir įstatai. Tiek. Gerutė. Didelis darbas redaguojant ir bandant įteisinti pilnai įstatus, taisyklės ir vienijant visoms taikomos taisyklės. Seni. Tai pirmiausia, tai pačios federacijos sukūrimas ir sutvarkymas. O didelis dėkui iš tikrųjų Simpsonui už jo bemėgę naktis. Ačiū. Balaklava. Mano manimu, tai džiaulių sistemos įvedimas buvo didelis proveržis į priekį pernai metais. Kukai. Džiaulių sistemos įvedimas ir kuravimas bei organizatorių apmokymai. Xlog. Džiaulių sistema, išaiškinimas organizatoriam,
kad tai nėra kažkoks fundamentaliai skirtingas matavimas. Ar Lietuvoje dabar užtenka organizatorių? Per daug ar per mažai? Atsiprašau, manęs nepaklausai. Oi, sorry. Sakyk. Tai aš manau, kad pasiektas pirmas lygis, tai federacijos sukūrimas. O Dwarf, aš galėsiu rėžti kokią nors išsame ir išmintingą. Prieš. Tai mes neįkūrėm LŠF, kas dirbom praeitoje kadencijoje, tai čia istorijos pamoka, o didžiausias nuopilnas, kad mes birželį neišsibėgiojom. Didžiausias nudirbtas darbas. Okay. Ir užtenka organizatorių Lietuvoje dabar, šatas idėja, kunigėlį? Manau, ne. Dabar yra turbūt vadinamas bare minimum. Tai yra minimalus, kur bent jau padengia visus Lietuvos regionus po vieną ar kitą organizatorių, kad galima būtų sudalyvauti žaidime baisiai toli nevažiuojant. Mariau? Ir taip, ir ne. Kokybiškų organizatorių trūksta, o bendrai šnekant, organizatorių yra per daug. Nes vyksta tokie žaidimai, kuriuos, sakykime, prametė net nepažiūrėjęs aprašymą, nes žinai, kad tenais nebus nieko gero, o gerų renginių trūksta. Senė? Antrinu Girutai. Balaklava? Taip, antrinu irgi Girutai, gal tik tais pradėsiu. Organizatorių yra pakankamai paprastam žaidimui, kur yra A.B, čia yra vėliava užpulkit ją, bet trūksta tiesiog įvairovės ir truputėlį naujų vėjų ir šiek tiek kitokio požiūrio į tuos žaidimus. Teteks. Trūksta, norėčiau, kad daugiau būtų universalesnių, tarkim, ir Speedsofto renginių ir kitokių, kurie leistų daugiau išmėginti žaidimo modifikacijų, taip pavadinsiu. Tukai. Antrinu ir taip ir ne. Taip dėl to, kad pirmo lygio žaidimų galime nuvažiuoti kiekvieną sekmadienį, ne dėl to, kad didžiųjų geimų arba bilsiminių geimų praktiškai nėra. Simpsonai. Pirmiem 3 metam žaidėjui arba 2 užtenka geimų, jeigu norėsit kažko po to įdomiau, tai bus arba mažai, arba reikia važiuoti į Europą. Organizatorių užtenka. X-Law. Pantrinsiu prieš tai sakiusiam, paprastų žaidimų ir organizatorių užtenka, bet nėra, kas organizuotų rimtesnius žaidimus. Super. Klausimas. Kokį vieną pakeitimą naujovę labiausiai norėtum matyti įgyvendintą tavo kadencijos pabaigoje? Kunigėlį. Šrato limito panaikinimą. Ačiū. Girutė? Tai žmonės vis dar negirdi Dwarfo balso, tai pakartosiu klausimą, kokį norėčiau labiausiai matyti pakeitimą mano kadencijos pabaigoje. Replikų klasių perklasifikavimą. Antroje vietoje būtų šratų svorio Ačiū. Senė? Senė? Tai, kad nesulaužytų dviračių niekas. Balaklava? Aš turbūt norėčiau, kad žaidimų briefingai nebetruktų 45 minučių ir ilgiau ir kad visi žaidėjai atvykę į žaidimus jau žinotų bendrasias žaidimo saugumo taisyklės ir reikėtų tik tais briefinti specifinės žaidimo taisyklės. Teteks? Norėčiau, jog atsirastų galimybė dalyvauti kažkokiuose competitive ir būtų kažkokie topai žaidėjų, kaip jie pasirodo tam tikruose renginiuose ar kaip performina žaidime. Pukai? Bendrųjų žaidimo taisyklių rinkinio išleidimas. Simpsonai?
Aš noriu vasaros renginio LŠF vieną. Didelę. X-Log. Legalios pirotechnikos. Geriausias Lietuvos organizatorius. Kas? Pinigėlį. Gal sakyčiau ne geriausias, o geriausiai iššovęs iš niekur, tai piau. Sekmadienis patvirtintas Triniuose. Irutė. Geras klausimas. Pentagonas, gal sakyčiau, nors nepapuola jo žaidimus dažnai nuvažiuoti, bet kiek girdžiu, tai inovacijos, išpildymai ir istorijos tikrai stiprus yra. Tai turbūt už Pentagoną šiandienai. Seni. Aišku, kad aš Tactical Day. Balatavo. Aš gal du paminėsiu iš tokių, jeigu šnekant apie LARPą ir tokius žaidimus su Airsoft elementais, ne tik Airsoft'o, tai pernai metais atsiradę Foundation, aš nežinau, ar jie daugiau darys žaidimus, bet padarė tikrai labai gerą stalkerį. O apie tokius standartinius žaidimus, kur nuvažiuoji ir tikrai žinai, kad bus viskas tvarkinga ir viskas aišku, tai Tactical Day. Cetax. Džentelmenai. Vo. Lukai. Jei šiais metais bus organizuotas Legion Antražė žaidimas, tai tuomet Shadow Stalkeriai, jeigu ne, tai Tactical Day. Simpsonai. Po praėjusiu metu man labiausiai žalio patiko ir mūšio fondo sektorius, tikriausiai labiausiai paliko įspūdį. X-Log. Jeigu skaityti iki koronos visos istorijos, tai Olegas. Super. Ačiū už greitus klausimus. Išklygesni klausimai iš mūsų salės. Ką kandidatai mano apie biošovinių naudojimą žaidimuose? Jei jau taip viskas teršia, tai gal visi tik šoviniai labiausiai? Pinigėlį. Esu už bio šratų naudojimą, bėda tame, kad labai sunku bus priversti žmonės juos naudoti. Tai pradžiai pradedam nuo mažų dalykų, tai met šiukšlių, o su šratais tai sudėtinga situacija, nes baisu atbaidyti potencialius ir mažai žaidžiančius žaidėjus, kuriems tie šratai išeis iš galiojimo netinkamai laikomi, jeigu jie retai žaidžia, arba šiaip tiesiog nenorės keisti. Tai tiek. Opus klausimas? Gerūtė. Buvo diskutuota šito klausimu irgi nemažai, kad žmonės nepasitikė biošratais ir galvoja, kad jie išsipūs dar kažką ir pasme negalės jais naudotis. Su nekokybiškai šratais taip gali atsitikti, teisybė. Su kokybiškai šratais po kažkiek daug metų jie vis tiek suirs, bet jie suirs į mikroplastikus ir tai žemė ir gruntui ta prasme irgi nėra kažkokia puošmena ir gerybė. Tai čia reikia šitoje vietoje rinktis mažesnę blogybę iš šitų dviejų, tai neturiu tikslaus atsakymų šitam klausimui. Seni. Visom 4 letinom už. Balaklava. Aš irgi už, aš pats jau gerą pusmetį kaip naudoju tik tais biošratus. Aišku, mano galbūt išprusimo lygis dar nėra toks aukštas, kad aš žinočiau iš tiesų, iš ko jie yra sudaryti ir ar tai tik tais nėra marketinginis dalykas. Cetas. Žinoma, šaudžiau ir šaudysiu su biošratais ir siūlau visiems pasidomėti. Gal galima gauti kokią investiciją, padaryti gamyklą šratų Europai. Bio. Lukai. Aš irgi tikrai už biošratus, tik tai, kad vėlgi edukacija ir tam tikrą laikotarpį reikės, kol pereisim, bet šį principą tikrai už.
Simpsonai, Už. X-Lot, Aš. Už su sąlyga, kad visi pereinam, nebus taip, kad pereina ir kažkas tai vis tiek pliekia ten tonomis tų šratų. Kitas dalykas - edukacija, kad bandymai, ar tikrai tie šratai neišsipučia, būtent nurodoma, ta federacija galėtų to užsiimti, nurodyti, kurie šratai tinka geri ir kad nebūtų gal net prekyboje akcentuojama netinkamų šratų. ar Lietuvos šratasvydžio federacija turėtų padėti, skatinti, organizuoti kažkokio tai tipo žaidimus, pavyzdžiui, CQB, LARP, Milsim ir taip toliau. Ar turėtų nesikišti tiesiog ir leisti viskam tekėti savo vaga? Kunigėlė? Manau, federacija neturi kištis į žaidimų organizavimą. Tai labiau toksai valdantysis organas, kuris nurodys organizatoriams gaires, kaip reiktų, kokius žaidimus organizuoti, tiksliau, kokias taisyklės naudoti. O federacija galėtų nebent suorganizuoti kokį nors federacijos vienkartinį metinį žaidimą, ten suvažiavimą, barbecue, NBBS Fest, tarkim. Bet šiaip į renginių organizavimą neturėtų kištis. Girutė? Norėdami gauti privilegijas iš tapimos kaip sportų, federacija turėtų surinkti tam tikrus renginius kaip tarptautinės žaidynės, turnamentus ir panašiai, o į organizatorių organizuojamus žaidimus tai kištis tik tais tiek, kiek suvienodinti taisyklės. Kokie formatai žaidimų ir kokios istorijos, tai čia yra organizatorių nuožiūra ir jų fantazija ir idėja. Senė? Į organizavimą ir ten scenarijų kūrimą tikrai ne, kas liečia taisyklės, tai taip, tas turėtų būti ir tik tais tiek, manau, daugiau nieko. Nu ir aišku, jeigu neadekvatus organizatoriai, kišimas tas, kad jiems pamokyti jos. Balaklava? Aš paprašysiu pakartot klausimą, nes nutrūkęs buvo man biškį ryšys. Ar LŠF turėtų padėti, skatinti organizatorius organizuoti kažkokio tipo žaidimus, CQB, Milsim, LARP ir panašiai? Ne, aš nemanau, kad tai turėtų būti LŠF pagrindas skatinti tam tikro tipo žaidimus. Aš manau, LŠF turėtų skatinti organizatorius aplamai organizuoti žaidimus ir kad organizatoriai galėtų pasikreipti į LŠF tam tikros pagalbos, organizuojant juos, bet įsprausti į tam tikrus rėmus? Ne. CETEX? Aš manau, kad federacija galėtų žiūrėti ir stebėti, kokių organizatorių yra daugiau, paskatinti, atsirasti kitų, pasiūlyti kažkokių idėjų, bei organizuoti tos pačius turnyrus. Girutė labai gerai pasisakė, toliau viską pritariu jam. Lukai? 100% pritariu Viliaus išsakytai nuomonei. GJ? Čia dabar greiti ar ilgi klausimai, nes, ta prasme, kaip ir sakė, kad galima plačiau atsakyti, bet Galima plačiau. po vieną sakinį šaudo. Tai dėl to, kad ar LŠF turėtų tapti nuolatinių renginių organizatoriumi, tai ne. Ne toks klausimas. Yra klausimas, ar turėtų padėti ir skatinti organizuoti, kad, pavyzdžiui, propaguoti kažkokią tai sritį, tarkim, kad skatinti Milsimo, tarkim, daugiau, kad būtų renginių organizuojama. Skatinti CQB. Ok, supratau. Tai tarkim, jeigu valdyboje būtų nešėjais dar kitoje kadencijoje atsirastų iniciatorių, kurie norėtų kažkaip tai prisidėti prie kažkokios pagalbos su tokių renginių organizavimu, tarkim, paruošti pats taisyklės rekomendacinės CQB, nesurink kažkokią patirtį arba ateitų žmogus iš šono ir sakytų, aš noriu CQB organizuoti, ar tu gali man pagelbėti, kažkaip ir mes turėtum kontaktus, tarkim, Dipsendo, Nemigos, kurie organizavo CQB areną ir, tarkim, suvestų ją, kad jie pasidalintų patirtimi, tai atliktų kažkokią tai suportą vaidmenį. Tai jo vienareikšmiškai, aš, pavyzdžiui, labiau gal mėgstu Milsimą, tai galbūt aš labiau į tai būčiau linkęs, bet po manęs arba šiais metais ar kitais ateis kažkas kitas ir jisai galbūt norės daugiau CQB arba kito formato ir jis daugiau turės iniciatyvos toje vietoje. Ir LŠF vienareikšmiškai turi suportinti organizatorius ir kalbėti su jais, ir aš dabar čatą skaitau, yra organizatorių, kurie nėra nei šrate, nei LŠF. Tai
manau, kad reikia su jais kalbėtis ir rasti kažkokį konsensusą, kad LŠF jiems būtų naudingas ir pagalba. Inkslav? Propaguoti konkrečius kažkokius žaidimus ne, padėti organizatoriam taip, tai yra tiek renginio organizavimo gal galima padėti, tiek planavimo, visą registracijos procedūrą, kas ypač mažiems organizatoriams, ko gero vienas iš esminių yra sunkumų. Tiek. Gerai, super. Kitas klausimas. Važiuojam toliau iš salės. Ar bendruomenė pakankamai prižiūri ir skiepija šratasvydžio kultūrą? Ir ar reiktų kažką keisti? Pinigėlį? Ką reiškia skiepija? Visuomeniai ar jau pačioj aplinkoj vidiniai šratasvydininkų? Bendruomeniai. Kultūra. Supratau. Sakyčiau ne, nes tik tai, kiek matau incidentus, tai tik pavieniai asmenys, matydami nusižengimus, sudrausmina kitus ir kažką pasako. Didžiąją laiko dalimi, kiek stebiu iš šono, tai niekas nesikiša, nors ir mato neteisybę, mato maklaudizmo atvejus, nesilaikymą taisyklių, visi yra labai abejingi, tai taip, aš manau, kad bendruomenė deda mažai pastangų, kad šratasvydis būtų gražesnis. Dėkui. Irutė? Jo, pritariu kunigėliui, kad bendruomenė tikrai numoja ranką į tuos atvejus, kai kažkokios pažeidinėjimos taisyklės arba elgiamasi neetiškai, o kaip tą pakeisti, tai protinti ir sąmoninti žmonės, kad tik tais nuo to pakils visos bendruomenės ir žaidimo pomėgio šito hobio lygis, jeigu neleisime tiem žmonėm, kurie stengiasi arba ieško būdų nusižengti, juos paskatinti taip nedaryti ir visiems nuo to bus tik tais geriau. Ačiū. Senė? Senė? Tai jo, čia, ką Gerūtė pasakė kunigėlis, tai yra iš tiesų tiesa, kad bendruomenė patys žaidėjai numoja labai dažnai, o numojimas yra dėl to, kad jie atvažiuoja gerai praleisti laiką ir jie nenori nieko daugiau daryti. Kažkas blogai, paburbėjo, grįžo prie klaviatūros, atsėdo. Kita problema yra organizatoriai nereaguoja į tokius dalykus irgi. Čia irgi problema yra. O organizatoriai yra, sakant, praktiškai bendruomenės tokia dalis, be kurių ir nebus žaidimų ir nesirinks bendruomenė. Tai pirmiausia reiktų organizatoriai, kad susimtų, o ne tik žaidėjai. Tiek. Balaklava? Tai aš manau, kolegos irgi teisingą nuomonę išsakė apie tai. Dar matau, kad truputėlį yra tokio, pas mus trūksta bendravimo kultūros žaidimų metu. Nes dažniausiai visos emocijos būna išreiškiamas po žaidimų, socierdvėse, kur mato kiti galimai planuojantis žaisti šratasvydį ir mes susidarom šiokį tokį negražų įvaizdį aplink visą bendruomenę, kuomet atrodo, kad pas mus yra visi maklaudai, visi pykstamės ir panašius dalykus darom vien dėl to, kad savo emocijas išliejam ne toje vietoje, kur reikėtų ir problemą sprendžiame gerokai pavėluotai. Ceteks? Aš turbūt nuo pagrindinių dalykų, tai bendravimo, kad ir tom pačiam Discordo kanale ir taip toliau, atrodo bendruomenė yra, bando būti tokia teisinga ir taip toliau, bet tarkim, kiekviena nauja idėja ar kažkoks naujas žmogus pradžiai yra taip, kaip čia, nusmukdoma žemyn komentarais, pasijuokimais ir taip toliau. Ir vėliau ta pati bendruomenė, tarkim, tikisi tuose žaidimuose turėti sąžiningumą. Tai aš manau, kad reikėtų improvinti tą bendrinę pagarbą, tiek pradedant Discordą ir jau po to perkeliant tai į žaidimus. Pukai? Antrint dėl Viliaus išsakyto reakcijos laiko, kad dažnu atveju reaguojam po žaidimo, susidėliojus tam tikras mintis, tačiau ir tai labai vangiai
bendruomenė išnaudoja Šratas LT reitingavimo sistemą ir dažnu atveju, net jeigu reitinguojama yra abipusė situacija. Tai jeigu vienas kažkuris gavo vėliavą, tai tas, kuris gavo, kažkodėl labai mėgsta dar nueiti pas tą, kuris davė vėliavą ir dar kitaip įvertinti. Tai iš esmės to neturėtų būti, ta prasme. Bet čia gal veikia ir šiek tiek vidinis ego, kad aš tikrai buvau teisus, bet kuo grindžiu tuo, kad nereagavom, tikėtina situacija nebuvo sureaguota vietoje, nebuvo organizatorių įsikišimų, ko pasiekoje turim. Simpsonai? Asmeniškai, čia daugumai nuomonių pritarčiau, bet apskritai kalbant, tai aš niekada neturėjau didelių problemų dėl to, kad žmonės yra nemandagus. Jo konfliktinių situacijų visą laiką pasitaikydavo ir tikrai jų nėra ten ženkliai daugiau negu prieš ten 8 metus. Tai I'm happy. Vykslav? Gali gal pakartot klausimą, nes labai užsimiršta, kai tiek žmonių praeina. Ar bendruomenė pakankamai prižiūri ir skiepija šatasvydžio kultūrą? Ir ar reikėtų kažką keisti? Šiuo atveju, manyčiau, pagrindinė problema yra, kad daugelis nenori veltis į konfliktą. Ir sudrausminimas yra, jeigu ir sudrausmina, tai vienas kitą apšaukia vietoje ir nėra viešinami prasižengimai ar kažkokios tai padarytos traumos. Iš to įseka, kad paskui, kai kalbame, daleiskim apie tų pačių šratų sunkinimą ar iš vis panaikinimo limitų, kad nieks nesiskundžia, visiems viskas gerai yra. Tai jeigu nieks nesiskundžia, nes nieks nenori skųstis ir nieks paskui nebėra diskusijų objekto net toje vietoje. Ačiū, Ikslogai, kadangi sakai, kad pasimiršta viskas, tai grįžtam atgal nuo tavęs, kad nepamirštum. Sekantis klausimas. Realių įvykių, organizacijų, būrių, dalinių rekonstrukcija ar modeliavimas šatasvydėje gerai ar blogai? Sukuria pridėtinę vertę ar yra nepagarba konflikto dalyviams? Klausimas nuo Aleksandro iš Vilniaus. Slogai. Konkretus būriai, viskas, rekonstrukcija yra gerai, su sąlyga, kad tai nėra tuo metu vykstančių konfliktų kažkokia tai rekonstrukcija. Vis dėlto reikia prisilaikyti to, leisti bent keliam metam praeiti, nurimti emocijoms, kad nebūtų problemų tiek su tiek šatasvydžio bendruomenės viduj, tiek su institucijom. DJ? Simpsonai? Atsiprašau. Geras klausimas. Rekonstruoti dalinius nėra problema, bet reiktų atsižvelgti ir į politinės ir šios dienos realijas. Ta prasme, lakstyti su svastika niekada nebuvo labai populiari, turėjom komandą Saugi sostinė kažkada tai ir jų puslapį buvo aiškiai parašyta, ką jie rekonstruoja, bet jie niekada su tom uniformom nelakstė ir tikriausiai niekada nerekonstravo. Tai aš dabar manau, kad rekonstruojam bet atsižvelgiam į politinės realijas. Tas pats ir su žaidimų scenarijais. Okay. Geriau mano mintis, ką norėjau pasakyti, kaip Simpsonas nepasakysiu jau tikėtina, tai tikrai taip, aš už rekonstrukciją nematau nieko blogo, bet reikia atsižvelgti politinės ir kitas realijas ir situacijas, kurios vyksta tuo laiku pasaulyje. Cetaks? Susilaikysime komentarų. Balaklava? Aš manau, kad Simpsonas labai teisingai pasakė, nes iš esmės rekonstrukcijos tai yra toksai gan neblogas variklis žaidimam ir žaidimų scenarijam, jeigu tai būtų istorinės tam tikros rekonstrukcijos, bet turėtume išvengti politikuoti ir išvengti rekonstruoti einamosius konfliktus arba konfliktus, kurie galėtų sukelti visuomenės nepasitenkinimą. Deni? Jo, kodėlgi ne, aišku, kad viskas, kas nebūtų politiniam pažiūrom ir kas be ko, aš pasakysiu prastai, ir jokios vatos rekonstrukcijos. Tiek.
Irutė? Taip, aš irgi ir Simpsonui, ir Kukui, ir Viliui, ir Staniui pritariu, kad rekonstrukcijos gerai ir išvengti politikavimo ir šitų jautrių įvykių. Ačiū. Kunigėlė? Na, manau, skambės atsakymas labai panašiai, kad atkūrimas yra iš tikrųjų menas ir jis gerbtinas labai ir propaguojamas ir galima laikyti jį netgi atskirų hobių. O mano galva yra negalimas jokios agresorių rekonstrukcijos dėl galimų eskalacijų pačio užsienio žiniasklaidoje ir šiaip vietinėse rinkose. Tai tiek. Gerai. Sekantis klausimas. Pakt, Stalker, Legion Antrože, Section 13, Bolivija, teminiai big game. Naudingi šatasvidžiai ar atgyvena, kurią reiktų greičiau pamiršti? Nauda, žala, X-Log? Tikrai nereikia pamiršti, kaip tik tokių teminių žaidimų trūksta. Kaip sakant, teminių žaidimų nebuvimas, galima sakyti, atbaido senus žaidėjus, nes jiems paprasčiausiai tampa nebeįdomu ir einama prie to, kad tampa labai didelė žaidėjų kaita. Tai yra ateinu, pažaidžiu pusę metų, išeinu. Ar mums to reikia? Mano manimu, nereikia. Reikia vis dėlto išlaikyti ilgiau žaidėjus. Kad juos išlaikyti, reikia, kad jie galėtų kažko tobulėti. Simpson? Gali pakartot klausimą? Dėl Bolivijos šitų visų. Aš tai manau, kad, kaip ir minėjau, užtenka dabar geimų pirmiems 3 metams, po to bus žiauriai nuobodu ir ta prasme, ir tai yra realybė. Aš taip visada sakiau, visada maniau ir jų tokių geimų reikia. Kukai? Tikrai reikia tokių geimų ir būtų gal netgi ir kažkokie paskatai, jeigu jie įmanoma sukurti iš SFF, kad paraginti gal organizatorius ir kažkaip kitaip padėti pagalbą, kad jie pradėtų organizuoti tokius žaidimus. Nes tokie žaidimai skatina ruoštis kažkam. Nes sekmadieniai žaidimai nuvažiuoji į Big Bangas, pašaudai, grįžti, jautiesi kažkiek palakstęs, tačiau į didžiuosius žaidimus nuvažiuoji ruošdamas. Jeigu, kaip pavyzdys, priklausai komandai ir priklausai kažkokiam daliniui, tu ir komandos erdvėjai bandai susidėlioti, bandai planuotis ir strateguoti iš anksto kažkokius veiksmus, ką galbūt galėsi įvykdyti to žaidimo metu. Tai aš esu visom, kaip seniai sako, 4 už tokius žaidimus ir labai norėčiau, kad jų kuo daugiau atsirastų. Teteks? Man trūksta kompetencijos diskutuoti ir atsakyti į šitą klausimą, tai tiesiog neturiu ką pasakyti. Balaklava? Taip, tai aš manau, kad yra, net norėčiau sakyti, kad net yra privalomi tokie žaidimai, nes tai yra rodiklis ties kur mes esame kaip bendruomenė ir kaip mes esame gerai pasiruošę tokiem žaidimam, dėl to, kad žinau tikrai ne vieną ir ne 2 žaidėjus, kurie važiuoja tik tais į vadinamosius mūsų big game'us. Ir jo, jeigu net šiuo momentu neliktų organizatorių, kurie organizuoja juos, tai aš manau, kad netektume labai didelės bendruomenės dalies, kurie ir yra tas stiprioji dalis palaikanti visą šitą šatasvaidį Lietuvoje. Senė? Tai kas be ko, aš už turi būti tokie geimai ir tikrai. O Legionas bus šiais metais, dvarfai. Shadows reikia klausti, arba balų. Turiu slaptos info. Irutė? Taip, reikalingi didelė tam nauda, tikrai pritariu ir visiems pasisakiusiems, kad tas reikalinga, kelia lygį, pasiruošimas, vienijimasis, ir bendravimas tų žaidimų metu, tarkim, poilsio zonose, tikrai viskas labai sveikintina ir trūksta tų žaidimų, kad jų būtų kuo daugiau, aš nežinau, ar taip reikėtų sakyti, mano nuomonė. Nes jeigu jų bus gausybė per metus, tai tada nebus laiko, kada visiems gerai, tinkamai pasiruošti. Kaip iš tikrųjų vienas iš Tactical Day organizatorių yra pasakęs, kad surengti big game'ą kokybiškai ir įspūdingai vienam organizatoriui yra ganėtinai per sunku. Tai būtų visai gera idėja paskatinti ir pastumėti organizatorius susivienyti tokiem projektam.
gal ir su LŠF pagalba ir panašiai, kad tie žaidimai įvyktų dideli ir tikrai kokybiški. Ačiū. Kunigėlį. Jei. Tai žinoma, reikia įvairovės kuo daugiau, nes tai yra, galima sakyti, skirtingos hobio sritis, tai tiek didelių big milsimų, tiek Piau sekmadienį, tiek CQB ar net Spisofto, nes kiekvienam pagal skonį ir nuo to tik bendruomenė tik didesnė ir kiekvienas gali pasirinkti būtent savo sritį, kur dalyvauti. Tiek. Nu ką, klausimai po truputį sparčiai eina į pabaigą, tai jeigu kas nors iš čiato turi ką nors paklausti, parašykite. O mes tęsiam, kokie yra pagrindiniai geriausio šotasėdžio žaidimo recepto ingredientai? Slogai. Ko reikia, kad padarytum geriausią šotasėdžio žaidimą? Tankų, mergų ir gero poligono, taip? Reikia norinčių padaryti organizatorių, kurie gali tam skirti savo laiką, norą, žinias ir žaidimo metu palaikyti žaidimo dvasią. Nes jeigu tik tai žaidimą darai pinigams susirinkti, atvažiavai, užregistravai, paleidai visus, jau žaidėjai ten, ką nori tą daro, tai žaidimas greičiausiai nebus labai geras. Simpsonai? Prie parčio ir after parčio. Nes šiaip tai visi suprantam, gero poligono, geros scenarius ir dedikuotų žaidėjų ir dedikuotų organų, tai čia savaime suprantama. Ir after parčio. Norinčių buvo būti after party, pabendrauti neformalioje aplinkoje, kad būtų bendruomenė, ne tik tai, žinai, atvažiavau, pif, pašaudžiau, manatkę susirinkau ir išvažiavau. Vat, kažkaip aš to gėjimas jau senokai pasigendu. Sektoriui buvo, bet dėl to aš tą gėjimą prisimenu labai. Kukai? Idėja užsidegusio organizatoriaus, mano akim žiūrint, lygiai tiek pat idėja patikėjusių žaidėjų publikos, kuris susirinks iš tų žaidimų. Tetas. Aš tai manau, kad tiesiog didesnių biudžetų, kas leistų labiau atkurti kažkokią tai aplinką ar padaryti įspūdingesnę, bet lygiai tas pats ir svarbu idėja pačio žaidimo pateikimas, tai manau šitie du persipinę galėtum tikrai padaryti gerą žaidimą, žiūrint, aišku, į amerikonų žaidimus, kokius jie daro ir kokio masto jie yra. Tiek. Balaklava? Tai aš manau, kad turbūt labiausiai reikia scenarijaus vykdymo iš žaidėjų ir nusiteikimo atvažiuoti į žaidimą ne tik pašaudyti, o vykdyti tam tikras užduotis ir pasiruošimo iš pačių žaidėjų, nes pas mus vis tiek, kadangi turime ribotą bendruomenę, ribotą kiekį žaidėjų, tai tas pats organizatorius neturi neriboto biudžeto ir yra labai svarbu, kiek pats žaidėjas atneša savęs ir savo pasiruošimo į šios žaidimus ir kiek jis yra nusiteikęs iš tiesų vykdyti organizatoriaus užduotas užduotis ir dar pridėti savo papildomai. Seni? 3 dalykai. Geras poligonas, atsidavęs organizatorius žaidimo kūrimui bei jo įvykdymui ir žaidėjų įsijautimas į scenarijų. Dar after party. Girutė. Tai turbūt pritarsiu visiems, pasme, kad geras organizatumas, šiaip ką pridėti norėčiau, tai kad dinamikos būtų tam žaidime, bet irgi priklausomai nuo žaidimo scenarijaus, ar tai larpas, ar tai milsimas, kad neužsistovėtų veiksmas žaidime ir kad nebūtų kažkoks ten 3 valandas vykdomo viena misija ir panašiai. Bet čia priklauso labai nuo žaidimo scenarijaus. Labai didelis aspektas, kad svarbus dalykas, kad žaidėjai įsijaustų į tą vaidmenį ir į tą scenarijų ir tai norėtų vykdyti taip, kaip organizatorius sugalvojo. O daugiau bendros mintis mūsų čia maždaug visos sutampa. Tik tais, kad lyginimas žaidimų organizatumo su Amerika, tai čia labai nei tema Lietuvoje. Ačiū. Kunigėlė. Pritariu Gerūtei ir Viliui.
būtent, kad scenarius plius minus visose žaidimuose būna, bet svarbiausias toksai key ingredientas yra nusiteikimas iš žaidėjų, kad jie suprastų būtent, kur atvažiavo ir laikytųsi scenarijaus ir būtų susipažinę su scenarijum. Ne tiesiog kaip vištos be galvos, be leka, piau. Tai va tai labiausiai numuša visą norą. Tai tiek. Puiku. Nu ką, matau visi jau pavargo truputį nuo streamo mūsų debatų. Paskutinis klausimas toks desertui visiškai labai senas Šotasvydžio bendruomenės Lietuvos narys. Siunčia jums klausimą ir nori jūsų paklausti. Įsivaizduokime, LŠF pastatė savo poligoną, didelį gražų. Kaip tu siūlytum jį pavadinti, be populiarizmo, kad ten duočiau bendruomeniai rinkti ir panašiai. Koks būtų tavo pasiūlymas, kaip tu pavadintum būtent naują LŠF grandiozinį poligoną? Slogai. Pirmiausia, aš tai būčiau prieš LŠF grandiozinį poligoną. Jeigu vis dėlto atsirastų norinčių jį statyti ir padaryti, dabar man asmeniškai su pavadinimais sunku, tai net nežinau, ko gero uždėčiau tas pats LŠF poligonas numeris 1. Simpsonai. Simpsonai, baig rašyti Facebook'e. Negaliu nešvankiai kalbėti, nes neturiu pavadinimo tokiam dalykui. LŠF centrinis poligonas ar kažkas tokio, ta prasme. Nothing fancy. Okay. Vadinčiau paprastai, kiek tik galima pasakyti. Poligonas. Taip. Šotasvydžio poligonas. Balaklava. Buvo kadaise toks naktinis klubas, labai prieštaringai vertinamas Men's Factory, vadinasi, tai aš taip ir poligoną pavadinčiau. Seni. Lietuvos ir softo bendruomenės poligonas. Irutė. Lietuvos didysis poligonas. Kunigėlė. Tikrai ne LSF Battle Arena, nežinau, Gerutį pritarsi, poligonas. The best of the best. Yeah, of the best. Nu ką, kolegos, ar turi dar ką nors vienas kitam pasakyti? Jeigu ne, tai tada paskutinis klausimas yra tau, LŠF nariai. Ar nepamirši balsuoti? Labai svarbu valdybai ir visam LŠF gauti jūsų balsą kiekvieno, nes nuo jo priklausys, kaip greitai ir aktyviai galės dirbti nauja valdyba. Taigi jau šį penktą dieną, šį sekmadienį, 13 val. Berods, pasižiūrėkit, kada bus suvažiavimas, bet balsuoti rekomenduoju paštu. Jeigu negavote informacijos yra LŠF svetainėje, kur galite balsuoti, kaip balsuoti ir tikrai nepatingėkite, atiduokite savo balsą. Palinkėsime mūsų šauniems kandidatams sėkmės naujoje valdyboje, darant mūsų Šotasvydį dar geresnį. Ačiū Jums visiems, kurie dalyvavote. Galite atsisveikinti. Turim klausimą, matau. Kokį? Rankytę. Rankytę, kaip sakant, gražiai keliu. Norėčiau akcentuoti balsuojantiems, kad tvarka biškį pasikeitus negu praeitais metais. Paskaitykite, kaip reikia balsuoti, nes yra biuletenių, kurie nekorektiškai užpildyti. Tai paprasčiausiai jūsų balsas bus neįskaičiuotas. Arba dar blogiau, aš jums vakarais skambinėsiu. Ir rašinėsiu laiškus ir žinutes, kaip dabar kai kam darau. Tai va. Tas vyks 3-4 nakties. Labai tikėtina, kad tada naktinė LŠF pamaina dirba. Nu ką, ačiū visiems uždėmesį, ačiū, kad pakvietėt mane pravesti šitų debatų ir visiems iki pasimatymo sekmadienį suvažiavime
arba paštu. Gero vakaro. Ačiū Ačiū tau. visiems. Ačiū Dvarokai, ačiū visiems prisijungusiems, iki pasimatymų. Visą gerą.